kodėl taip yra, kad tie žmonės, kurie gražiai apsirengia, jie tau irgi duos komplimentą. Kodėl taip yra, kad tie, kurie stovi finansiškai gerai ant kojų, tie tau patars, ką daryt, ko nedaryt, kur galbūt neinvestuot ar investuot labai atsargiai, jie pasidalins savo patirtimį, jeigu paklausi. Kodėl tie, kurie prisižiūri savo sveikatą, jie tau duos patarimą, kokią geriausią mitybą, ką valgyt, ko nevalgyt, ko vengt. Ir jie su malonumu tai padarys. Ir yra žmonių, kurie tave sukritikuos, kur sakys, nieko to nesigaus, eik tu seni, ką čia darysi nesąmonės. Kodėl yra tų tokių juodulių? Tai yra todėl, kad tie juoduliai, jie atspindi tavo juodulius. Jie atspindi tavo nepasitikėjimą savim, tavo tą detalę, kur savim netiki, kur sakai, gal man neišeis, o čia gal aš blogai darau. Ir tas žmogus tiesiog atspindi tą dalį. Ir kai pradedi daugiau tikėti savim, daugiau eiti priekį, daugiau domėtis, daugiau skaityti, augti, tų žmonių pradeda mažėti.